Sveiki gyvi! Kaip papasakoti apie savo šeimą angliškai? Apie kasdienius dalykus, pomėgius, ryšius. Kartais atrodo sudėtinga, tiesa? Na, šiandien mes kaip tik ir imsimės šito reikalo. Ir darysime tai kartu. Per vienos labai įdomios šeimos istoriją. Taigi, kaip visus tuos atskirus žodžius mama, tėtis, pomėgiai, namai sujungti į rišlų gyvą pasakojimą. Žinote, kad skambėtų natūraliai. Pažiūrėkime. Išsiaiškinsim viską kartu, žingsnis po žingsnio, pasitelkdami vienos šeimos pavyzdį. Gerai, tai kasgi tie mūsų herojai? Susipažinkime Netvėjų šeima. Būtent jų paprastas gyvenimas, jų kasdienybė padės mums, tarsi atrakinti kelias labai svarbias anglų kalbos paslaptis. Tas, kurių reikia norint laisvai kalbėti apie artimiausius žmonės. Štai ir jie visas savo gražumu. Tai va, pažvelkime. Turime Lindą, ji yra mama ir dirba mokytoja, tada Ronas, jos vyras, jis rašytojas. Jie turi du nuostabius vaikus, dukrą Delą, kuri beje dievina šokti, ir sūnų Beną, jis pasineręs į meno studijas. Kągi iš pirmo žvilgsnio sakytum eilinė šeima, bet pamatysit, jų istorija mums bus tiesiog aukso vertės pavyzdys. Gerai, turime veikėjus. Bet kad istorija būtų gyva, reikia konteksto. Tiesa? Reikia žinoti, kur ir kada viskas vyksta. O tam anglų kalboje yra tokie maži, bet labai galingi žodeliai – prielinksniai. Būtent jie ir padeda nupiešti visą vaizdą. Kasgi tas prielinksnis? Iš esmės tai sakinio klijai. Toks mažas žodis, kuris sujungia viską į vieną visumą, parodo ryšius tarp daiktų, vietos ir laiko. Jis atsako į tuos esminius klausimus. Kur? Kada? Iš tiesų be jų sakinys tiesiog neturėtų prasmės. Subirėtų. Na va, o dabar pažiūrėkim, kaip visa tai veikia praktiškai su mūsų Netvėjų šeima. Štai, šeima gyvena near the park, netoli parko. Linda dirba at school, mokykloje. Jos tėvai gyvena in Forest Street, miško gatvėje. O savaitgaliais at weekends visi ilsisi. Girdit? Keli trumpi, paprasti žodeliai ir sakinys iškart tampa aiškus, vaizdingas. Ir žinokit, lygiai tas pats principas veikia ir su metų laikais. Čia yra tokia geležinė taisyklė, kurią verta įsiminti. Visada sakome in spring, in summer, in autumn ir in winter. Tiesiog in. Labai paprasta, bet neįtikėtinai naudinga, kai norime tiksliai pasakyti, kada kažkas vyksta. Ir ši taisyklė su in galioja ne tik metų laikams. Lygiai taip pat ją naudojame ir su mėnesiais. Pavyzdžiui, prisimenat Delą? Ji gimė in March, kovo mėnesį. Vėlgi, viskas labai paprasta ir logiška, ar ne? Gerai. Puikiai judame į priekį. Vietą ir laiką jau turim. O dabar kitas svarbus dalykas. Kaip pasakyti, kad kažkas kažkam priklauso? Arba parodyti ryšį tarp žmonių? Yra toks, labai protingas ir elegantiškas būdas, kuris iškart priverčia skambėti daug natūraliau. Ir visa paslaptis slypi viename mažame simbolyje ir raidelėje. Tai apostrofas ir raidė as. Viskas. Vietoj ilgų griozdiškų sakinių tiesiog pridedame šį trumpą derinį prie daiktavardžio ir voila. Visiems aišku, kas yra kieno. Pažiūrėkime, kaip tai keičia viską. Galima būtų sakyti the husband of Linda. Skamba teisingai, bet, taip nelabai kas kalba. Daug natūraliau ir paprasčiau yra pasakyti Linda's husband, Lindos vyras. Tas pats ir su Rono darbu. Ne the job of Ron, o tiesiog Ron's job. Jaučiat skirtumą, kur kas grakščiau. Ir šis principas veikia visur. Kalbame apie Beno studijas, sakome Ben's studies. Paprasta. Bet dabar klausimas, o kas jei kalbame apie daugiskaitą? Čia yra vienas mažas niuansas. Jei daugiskaita netaisyklinga, pavyzdžiui children, tada viskas kaip įprasta. Pridedam apostrofą ir s. Children's dolls. Bet jeigu žodis jau baigėsi raide s, kaip tarkim girls, tada antros s nebededam. Tiesiog pridedam apostrofą pačiam gale. The girls' hats. Matot? Mažas skirtumas, bet labai svarbus. Gerai, jau turime pagrindus pasakojimui, žinom, kaip nurodyti vietą, laiką, kaip parodyti priklausomybę. Bet juk pokalbis tai ne tik monologas, reikia ir klausti. O tam mums į pagalbą ateina visa grupė specialių klausiamųjų žodžių. Dauguma jų prasideda raidėmis W, H. Štai jie, pagrindiniai mūsų klausimų herojai. Who, kai klausėme apie žmogų. Kas? What, kai klausėme apie daiktą ir veiksmą. Ką? Koks? When? Savaime aišku, apie laiką. Kada? Na, o whose? Atkreipkite dėmesį. Tai klausimas kieno.
Jis tiesiogiai susijęs su apostrofo ir S taisyklė, kurią ką tik aptarėm. Viskas susiveda į vieną. Na ką, laikas pasitikrinti. Išbandykim šiuos įrankius. Prisiminkim nedviejų šeimą. Pasiruošę? Gerai. Pirmas klausimas. Whose hobby is dancing? Būtent. It's Della's hobby. Puiku. Matot, kaip gražiai viskas veikia? Klausiam su whose, atsakom su Della's. Tiesiog tobulus derinis. Šaunuoliai. Gerai. Judam toliau. Antras klausimas šįkart apie asmenį. Taigi, who is a writer? Taip, Ronas. Atsakymas žinoma Ronas. Kai klausimas yra who, atsakymas visada bus asmuo. Viskas labai paprasta. Ir paskutinis klausimas šiam kartui dabar apie veiklą, apie dalyką. What does Ben study? Tiksliai, Ben studies art. Benas studijuoja meną. Ir žodelis what mums kaip tik ir padėjo tai išsiaiškinti. Puikiai padirbėjom. Na štai, atrodo tiek nedaug, bet iš tiesų mes ką tik surinkome 3 pagrindinius statybinius blokus. Su jais jau galima laisvai pastatyti pasakojimą apie bet kokią šeimą. Tai dabar greitai viską apibendrinkime ir sudėliokime į tokį, patogų įrankių rinkinį. Taigi, 3 paprasti žingsniai. Pirmas – su prielinksniais, tokiais kaip in, at, near, nupiešėme sceną. Kur ir kada. Antras, su apostrofu ir s parodome ryšius ir kas kam priklauso. Ir trečias, su klausimais who, whose, what, sužinome detalės. Viskas. Su šiuo rinkiniu jau tikrai galima nuveikti labai daug. Ir svarbiausia prisiminti, tai nėra tik kažkokios sausos gramatikos taisyklės iš vadovėlio. Ne, tai yra gyvi, realūs įrankiai. Įrankiai, kurie atrakina duris į sklandesnį bendravimą, leidžia ne tik suprasti kitus, bet ir papasakoti savo paties istoriją. Na, o pabaigai norisi palikti su vienu klausimu pamastymui. Dabar, kai šis įrankių rinkinys jau yra rankose, kieno istorija bus papasakota dabar?